Sveiki žiūrovai, šiandien darysim ispanišką tortiją. Darosi labai paprastai. Reikės 3 kiaušinių, 1 svogūną, 4 didelės bulvės. Nusilupam, supjaustom svogūną, uždedam kepti ant mažų dujų, pakepinti mums smarkiai nereikia. Ir nusiskutam bulves, pjaustom ir dedam su svogūnais, kad keptų. Viską parodysiu, žiūrėkit ir bus įdomiai. Dedam svogūnus, tegul jau mums kepa. Papipirinam, šviežiai maltų pipirų, druskos, dabar susipjaustom bulves. Taip pat galim smarkiai nepjaustyt, smulkiai. Bulves kepam ant didelių dujų, bent pradžioj, kad mums nieks netrauktų. Ir apart galim mesti jau. Taip šitai. Per daug nebus, aš biškai nusės. Barstam druskos. Naudoju didelę druską, stambę. Yra žymiai geriau. Tai iš šoną. Galime mesti pipirų. Nieko čia tokio nėra. Bulvės, kiaušiniai, aliejus ir prieskoniai. Aliejaus piliau gausiai. Kol tas bulvės kepa geriau. Tai yra gausiai aliejaus, paskui mes jį paliksim, mes jį nenaudosim. Nesvarbu išsikepti. Sprūdinti nereikia. Reikia iškepti viską. Taip, padarom. Uždengiam ir prisukam dujas. Tegul mažų dujų kepa. Tvarkoj, dabar. Ką darom su kiaušiniais? Kiaušinius paprasčiausiai. Tris kiaušinius, 3 kiaušinių čia užteks.
Irgi dedam prieskonių, kokių tik norit. Daug nieko naudoju. Maltų pipirų šviežiai. Druskos aišku. Bet irgi nedaug. Todėl, kad į bulves dėjom, išimtis nebeis. Prisidėti galim visą laiką. Dėsim džiovinto česnako ir džiovintų svogūnų granuliuotų. Viskas, visi prieskoniai. Jokių prieskonių daugiau nedėsim. Ir išsiplakam. Nu, reikia apversti. Kaip matot, kepa labai gerai. Mums nereikia, kad užkeptų, mums reikia, kad iškeptų. Niekas nepritraukia, viskas normaliai. Pas ką petelė netraukia, aš paskui kitam video pasakysiu, kaip padaryti taip, kad iš vis nieks netrauks. Ką reikia tuo momentu daryti. Šiaip mes greitai eisim prie galo. Nevarginsiu jumis dabar, kad žiūrėtumėte tas bulves. Įjungsiu, kai jau prieš galą. Va. Mūsų bulves iškepė. Daugiau nereikia. Dabar, kaip sakiau, mums aliejaus nereikia. Mes dedam keptuvę. Ir be aliejaus dedam tiesiai į suplaktą kiaušinių. Dar karštą. Aliejų paskui mes nupilsim. Mums riebiai nereikia. O taip šitai. tą aliejų panaudosim paskui kitam kam nors, kitiem kepiniam. Čia mes darom su svogūnu, kiti valgo svogūno nemėgsta, valgo be svogūno. Todėl restoranuose visą laiką atrasi ir su svogūnu, ir be svogūno. Aš nesuprantu, kaip nepatinka svogūnas žmonėm, bet yra. Kiti nevalgo nei saldžiosios paprikos, nei keptus, nei jokius. Va, dabar mes čia viską išmaišom. Karštas bulves su plautų kiaušiniu, kad viskas pasidalintų lygiai. Kvapas dieviškas. Taip, čia gatava. Aliejų, kaip sakiau, mes nupilom. Mums jau taip nereikia. Panaudosim kitam. Nu, tvarkoj. Didinam dujas. Nu ir viskas. Ir kraunam čia viską. Nu ir dabar reikia lyginti. Ispaniško tortija išeis plona. Galim daryti storesnę, daugiau bulvių, daugiau svogūnų. Eina dvi bulvės, tokios normalios, nemažos, didelės. Ant dviejų bulvių eina vienas kiaušinis. Bet kaip čia bulvės turėjau didelės, ant keturių aš įkūliau 3 kiaušinius. Nu, va, mes išlyginom. Dabar biškį bortelį padarysim. Įstumsim į vidų. Tai sakau, reikia petelė turi būti sutvarkyta, kad netrauktų. Jeigu pas jūs traukia, aš paskui parodysiu kitam klipą, parodysiu kaip ją sutvarkyti. Va, matot, viskas važinėjasi. Dar biškį padarysim bortelį. Viskas čia plaukioja. Niekas niekur nekimba, ta petelnė yra praėjus ugnį ir vandenį. Viena iš geriausių, darbingiausių. Va, matot kaip. Prisukam dujas, mums užkepti nereikia irgi. Ir uždengiam. Va, ir tegul kepa. Atlenkau dujų.
Kiaušiniam čia viskas gatava yra jau beveik. Čia labai greitai viskas darosi. Tuoj 5 minutės ir žiūrėsim toliau. Nu, aš galvoju, kad bus gatava. Dabar atsimenam, kur netepėm aliejaus, kad mums neišslystų kartais. Nu jau, matot, kaip gavos. Plaukė, uždengiam ir apverčiam. Žiūrėkit, kaip pasaka gavos. Ir vėl čia padedam. Viskas. 2 minutės ir mūsų tortija bus gatava. Geri pusryčiai ir gera vakarienė. Jau einam prie galo. Niekas nieko nepritraukia. Viskas gavos kaip turi būti. Čia jau nekepamina yra. Jau iškepta. Labai greitai darote. Bulves įmeti į karštą kiaušinį plaktą. Jau kiaušinis pradeda traukti. Jam tiekti reikia. Biškį duot karščių. Ir viskas. Dabar verčiam. Taip šitai. Ir verčiam į kitą lėkštę. Išjungiam. Prašau. Pietai ne. Čia pusryčiam ar vakarienį. Greitai gerai. Gabalas įpjauni. Jeigu nori šaltą, valgai šaltą. Nori pasišildai mikrobangiai. Tuo aš jums perpėsiu, parodysiu, kaip gavosi viduj. Nu, va, žiūrėkit dabar. O viduj gavosi fantastika. O tokia tortija turi gautis. Ir labai soti yra. Aišku, galit dėti, nežinau, ką nors į vidų, kokias mėsykės, smulkiai, lašinukų keptų, ką tik norit. Eksperimentuokit, darykit, ragaukit. Nepamirškit paspausti kambaliuką, kad ateitų sekantis video su ispanišku ar kitų maistų. Bus daug biudžetinio maisto, pigaus. Jūs patys matėt, kad čia nieko nėra. Taip, kad skambaliuką ir pirštą į viršų. Ir skanaus iki sekančio.